Labas, esu Kotryna. Šiandien praleisim dieną kartu. Taigi, atsikeliu, susirašiu ir keliauju į mokyklą. Būtinai pasimaivom prieš veidrodį. Be galo skubėjau į mokyklą. Atvažiuoju, žiūriu, pirmos pamokos nėra. Dabar man realiai nėra pirmos pamokos, paskui dar langas, paskui 2 istorijos ir tuomet teks važiuoti į Kauną. Tai va. Prašau atkreipti dėmesį mano draugės pirštinės, jos tikrai be galo gražios. Linksmai praleidus pertrauką, sėdžiu istoriją ir važiuoju į Kauną. Būtinai pavalgom ir bam teleportuojas į auditoriją. Tai ką, atsidėjau paskaitoj. Šiaip, pirma paskaita tokia įvadinė, tai labai kažko naujo nesužinau, bet buvo tikrai įdomu pasižiūrėti tą auditoriją, kaip tai viskas veikia. Tai tikrai labai patiko. Aš studijuoju VDU moksleivių universitete teisę. Tai dabar jau tiesiog pasivaikščiot ir važiuosiu atgal namo. Tai va, šiaip Kaunas tikrai labai gražus miestas. Labai faina čia apsilankyti. Labai šalta. Džymas, būtinai, nesvarbu, kad nenorėjau ir buvau be galo pavargus. Jūs neįsivaizduojat, kaip aš tingėjau filmuoti šitą vlogą. Juokauju! Štai ir viskas. Tai buvo viskas, visas apkabino ir visiems ate.